Sveiki. Šį kartą mes bandysime su FreePascal sudėti skaičius. 4 skaičius bandysime sudėti su FreePascal programa. Taigi, iš pat pradžių atsidarome naują programą. Kaip jau praeitą pamoką mokėme, žalias kvadračiukas, programą ir sukuriame mes naują programą. Taigi, programą pavadiname suma. Ir dabar galbūt paaiškinsiu naują dalyką. Taigi, ką norime suskaičiuoti, padalyti, padauginti, apskritai suskaičiuoti apskritimų į visokius pločius ir taip toliau, mums reikia pasižymėti kintamuosius. Po programų mygtuką mums reikia pasižymėti kintamuosius. Jie žymisi ir pradedame žymėti žodeliu war. O dabar susirašome visus kintamuosius, kokių mums turėtų reikėti. Taigi, kaip sakiau, mums bandysime daryti su 4 kintamaisiais. Taigi, kintamieji, tai skaičiai bus A, B, C, D. Jeigu norėtumėm 3 skaičius, būtų A, B, C. Jeigu norėtumėm 2 skaičius sudėti, būtų A ir B. Taigi, dar kartą dedame kablelį. Dabar sum reiškia, kad mes skaičiuojame sumą. Jeigu, pavyzdžiui, būtų sandaga, tai būtų sad. Tai va. Dvitaškis. Ir dabar mums reikia pasirašyti, kad jie yra sveikieji skaičiai. Taigi, tai reikia užbaigti žodeliu integer. Dvitaškis, viskas. Na, dabar galime pradėti ir rašyti. Write'on turėsime rašyti, kad programa mums užduotų klausimą. Ne klausimą, kad mums užduotų. Čia turime rašyti, įveskite pirmąjį skaičių. Įveskite pirmąjį skaičių. Galbūt galite rašyti lietuviškai, kaip tiesiog norite. Taigi, priradom, rašome A. A rašome, nes mes nuskaitėme pirmąjį skaičių, veskite pirmąjį skaičių. Pirmasis skaičius buvo A, tai mes čia ir rašome A. Dabar rašome vėl write'on. Atsiprašau, write'on. Dabar rašome, įveskite antrąjį skaičių. Įveskite antrąjį skaičių. Štarma. Taip. Ir redam. Atsiprašau, šiandien klaidų darau. Redam. Nuskaitome dabar jau B, nes rašome antrąjį skaičių. Taip. Na, dabar taip pat viskas. Rašom. Veskite trečiąjį skaičių. Vėl nuskaitome su radom. Ir paskutinis. Write'on. Įveskite ketvirtąjį skaičių. Ar nepadariau klaidų? Dabar radom D. Taigi, visus kintamuosius įrašę, mums reikės juos apskaičiuoti. Su šiokia tokia formalite. Tai net neformali, aš išneku. Pradėsime, kad mums reikia apskaičiuoti sumą. Tai, kaip jau žinome, FreePascal'e suma. Rašome sum, jeigu norime lygų, darome dvitaškį, dedame lygų, tarpas ir dabar sakome, dabar mums reikia apskaičiuoti visus 4 skaičius, tai yra A plus B plus C plus D. A plus B plus C plus D. Ir viskas. Dedame kabletaškį.
Dabar mums reikia, kad programa išspausdintų jį. Tai yra, kad programa išspausdintų šią programą. Ir vėl rašome write gauta suma yra. Čia, kad pabaigoje būtų gražiau, pavyzdžiui, atsakymas, ne? O čia gauta suma yra. Ir po to rašome sum. Dedamas kliausius, taip. Ir radome. Viskas baigėsi, kompiliuojame programą. O, ir padariau klaidą. Kažkur jau padariau klaidą. Ai, korkinu, tai aišku, vėl. Blogai parašiau. Radom. Programa sukompiliuota sėkmingai. Dabar paleidžiame ją. Na štai. Iš pat pradžių mums programa sako, kad reikia įvesti pirmąjį skaičių. Tai ir įvedame. Pavyzdžiui, 2. Spaudžiame Enter. Įveskite antrą skaičių. Nu, 3. Įveskite trečią skaičių. 8. Įveskite tiesa. Nepaminėjau, kad čia, pavyzdžiui, rašosi 2. Spausti Enter ir atsidarės kita lentelė. Taip kaip ir mūsų programą. Įveskite pirmąjį skaičių, rašome A. Tai A atveju mes dabar susikūrėme skaičių 2. Įveskite ketvirtą skaičių, bus vėl 4. Ir spaudžiame Enter, gauta suma yra 17. Tai yra 2 plus 3, 2 plus 3 plus 8 plus 4, gauta suma yra 18. Spaudžiame Enter, kad uždarytume programą. Viskas. Ši pamoka baigta, kitoje pamokoje mes susipažinsime, kaip reikia apskaičiuoti, kaip reikia padauginti tiksliau šios skaičius.